Pabėgėlių taryba tai yra maža nevyriausybinė organizacija, vadovaujama pačių pabėgėlių. Tai vienas iš mūsų organizacijos išskirtinumų yra tai, kad jos nariai ir darbuotojai didžioji dauguma yra patys prieglobstį gavę užsieniečiai iš skirtingų bendruomenių. Turime narių iš Ukrainos, Baltarusijos, Afganistano. Todėl veikiame labai tarpkultūriškoje aplinkoje, kurioje galime dalintis skirtingomis perspektyvomis ir taip kurti įdomesnės, inovatyvesnės iniciatyvas kartu. Iš tiesų, Lietuvoje susidurime su tuo, kad vyrauja gana negatyvūs stereotipai apie prieglobstį gavusius užsieniečius. Jie dažnai yra matomi arba vien kaip aukos, arba žmonės galbūt, kurie naudojasi socialinę sistemą. Dėl šių priežasčių mes siekiame pakeisti šiuos stereotipus ir atskleisti Lietuvos visuomenėje, kad šie žmonės taip pat gali reikšmingai prisidėti prie Lietuvos socialinio ir ekonominio gyvenimo, kad jie yra kupini talentų, potencialo ir dėl jų sudėtingos patirties ir iššūkių, kuriuos jie patiria savo gyvenime ir siekdami prisitaikyti prie naujos kultūros, jie taip pat išsiugdo ir daug emocinės stiprybės ir jie gali pasidalinti su Lietuvos gyventojais. Po NVO akademijos gimė organizacijoje nauja iniciatyva susieta su pabėgėlių istorijomis. Organizacija ruošia įvairias dirbtuves, skirtas mokytis prieglobstį gavusiems užsieniečiams, patiems pasakoti jų istorijas, tai, kas jiems įvyko, kas jiems yra svarbu. Ir juos lydi patyrusi istorijų pasakojimo mokytoja. Po šių dirbtuvių siekiame visuomenėje paviešinti jų istorijas, pasidalinti, kad jie galėtų susipažinti geriau su prieglobstį gavusių užsieniečių gyvenimais. Mūsų organizacija svajoja kurti labiau įtraukią visuomenę, kurioje prieglobstį gavę užsieniečiai jaustųsi saugus ir galėtų atskleisti jų potencialą, pasiūlyti įvairias iniciatyvas, pavyzdžiui, galėtų kurti verslus, dalintis savo istorijomis saugiai ir taip prisidėti kartu prie Lietuvos ekonominio ir socialinio gyvenimo.